Apžvelkime Soho regiono viešbučius Šarm el Šeiche, kuriuos aplankėme. Sveiki atvykę į V Hotel Šarm el Šeiche, kuris įsikūręs Soho Square regione. Tame regione, kuriame yra daugiausiai pramogų ir tikrai ką veikti. Tai modernus viešbutis, ką tik atnaujintas, prieš tai vadinosi Piramisa. Viešbutis tikrai šiuolaikiško dizaino ir gerai suplanuotos infrastruktūros. Nors teritorijoje nėra daug žalumos, ją kompensuoja modernios erdvės ir patogumai. Verta paminėti, kad teritorija yra laiptuota, todėl gali būti iššūkis žmonėms, turintiems judėjimo sunkumų. Tam palengvinti viešbutis siūlo autobusiuką, kuris nuolat kursuoja tarp zonų. Maistas dar vienas viešbučio privalumas. Restoranuose siūlomi įvairūs patiekalai, pritaikyti skirtingiems skoniams. Patys lankėmės, gyvenome ir netgi prasitęsėm savo atostogas, tai patikėkit, tikrai atsakom už savo išrankių, svečių ir vaikų skonį. Vaikams V Hotel yra tikras rojus. Čia rasite vandens parką, žaidimų aikštelę ir uždarą žaidimų kambarį. Mažylių zonoje veikia puikus užkandžių baras, kur visą dieną dalinami spragėsiai, ledai ir kiti gardumynai. Visa viešbučio pakrantė yra nusėta koralais, tad tikrai turėsite ką pamatyti povandeniniam pasaulyje ir yra nedidelis įbridimas į jūrą taip pat. Vakare viešbutyje verda gyvenimas, organizuojamos pramoginės programos su gyva muzika, didžėjų pasirodymais ir įvairiomis veiklomis iki pat nakties. Jei norite praleisti vakarą už viešbučio ribų, vos už kelių minučių yra Soho Square, Šarm el Šeicho pramogų centras. Čia rasite restoranų, parduotuvių, barų ir net ledo barą. Sultan Gardens Resort viešbutis šiek tiek senesnis, bet vos žengus į registratūrą mus pasitinka malonus kvapas ir šiek tiek tamsios patalpos, bet juk tai nesmė, registratūroje mažiausiai būsite. Labai patiko mieli, tarsi graikiško stiliaus nameliai, kuriuose apsigyvensite, jeigu išsirinksite standart tipo kambarį. Kaip ir pati teritorija, kambariai yra tvarkingi, gan erdvūs, arba su balkonėliu, arba su terasa, tikrai nemažos lovos, tad neradome prie ko prikibti. Be to verta paminėti, kad teritorijoje kursuoja autobusiukai, kurie nuveš jūs iki norimos vietos arba iki paplūdimio, žinoma, visur galite ir nueiti. Čia rasite ir vandens čiuožyklą bei 5 baseinus, iš kurių 3 yra šildomi. Prie jūros yra ir zona su smėliuku, kur galėsite patogiai bristi pasimaudyti ir žinoma tilteliai, nuo kurių galėsite panardyti. Stella di Mare viešbutis kadaise buvo prabangos simbolis, o šiandien vis dar išlaiko elegantišką atmosferą. Nors kai kuriuose vietose jau jaučiamas laiko paliktas ženklas, sakyčiau, ypač vidaus interjere. Nieko nuostabaus, viešbutis statytas 2009 metais ir atnaujintas 2016. Kadangi čia ir kalbam apie namą bei regiono viešbučius, tai priminsiu, kad jis taip pat yra įsikūręs jame. Čia todėl gausite pakankamai ramybės, bet ir patogų
susisiekimą su įvairiomis veiklomis bei pramogomis. Stella di Mare didžiuojasi savo gerai suplanuotą teritoriją. Pagrindinis pastatas ir papildomi pastatai sukurti taip, kad kiekvienas svečias galėtų mėgautis tiek vaizdais, tiek komfortu. Pagrindinis pastatas yra iš 5 aukštų. Jeigu jūs apgyvendins pirmajame, galėsite jaustis kaip svimo kambaryje. Tiesiog atsidarote terasą ir keliaujate į baseiną. Tarp kitko, visi baseinai čia yra šildomi. Dėl ko galite būti ramus, kad tikrai rasite ką skaniai pavalgyti. Nuo šviežiai pjaustomų mangų jums tiesiai į lėkštę, tunos steikų, krevečių ir įvairiausių kitų patiekalų. Pasirinkimas tikrai platus ir skanus. Vakarinės programos pasirodė gan silpnos, tokia tiesiog lengva animacija. Paplūdimio zonos yra pagrindinės 2, viena smėlėtoje, kur galite mėgauti saulės voniomis, o kitoje dažniausiai keliaujame nardyti, nes ten gražesnis rifas. Tai buvo viskas, ką norėjome papasakoti apie Soho regiono viešbučius ir susitiksime kitose mūsų kelionėse.